aš baisiai jaudinausi. Tu tikrai? Nežinojau, kur tu išjoji ir kada sugrįši. Nežinojau, ką galvoti. O, tavo suknelė. Ai, Angusas mane numetė. Bet aš nesužeista. Na, tu jau namie, tad galim viską pamiršti. Tikrai? Aš apraminau lordus kol kas, o tavo tėvas linksmina juos. Nukirsiu galvą tau, Loki, kad koją prarijai. Pribaigęs kailį nudirsiu, aš mostu tau mikliu. Mordu! Aišku, mudvi juk žinom, kad vis tiek teks apsispręsti. O kas čia? Susitaikymo dovana. Pati iškepiau. Tau. Vieninteliai. Tu iškepei jį man? Įdomus skonis. Kaip tu jautiesi? Kas tai? Gal kitaip? Aitrus ir dar ir pridvisęs. Gal jau apsigalvojai dėl visų tų vestuvių? Taip geriau. Na ką, eikime viršun į menę pas lordus ir sutvarkysime šį nesusipratimą. Mama? Jaučiuosi apsvaigusi. Kažkodėl sukasi galva. Mama? Ir pykint pradėjo. Tai ką dabar manai apie vestuves? Merida! Vesk mane į kambarį. Dešiniau, taip irgi gerai. Statykit. O gerai, sakau, statykit. Vos galais. Gerai, pasitraukit, vyrušiai. Netrukdykit man šaudyti. Pone karalienė, mes laukime. Kantriai. Milordai, šiuo metu aš nekaip jaučiuosi. Bet atsakymą jūs sužinosite netrukus. O dabar atleiskite. Elinora, žiūrėk, tai mordu. Elinora, tau viskas gerai? Taip, gerai. Keršyk už savo koją. Aha, girdėjot, vyrai? Svajoju, kaip tas Nevintonas turėtų galą gauti. Tu tik per daug nesijaudink ir mažumėlę pailsėk, mama. Gal truputį vėliau pakeisi savo nuomonę apie tas vestuves? Kas buvo tam pyragaitį? Pyragaitį? Mam, tai aš einu pasakysiu jiems, kad vestuvių nebebus? Mam? Meška! Mama? Tu meška? Kodėl meška? Ta bjauri ragana pakišo netinkamus kerus. Aš nekalta. Neprašiau jos paversti tavęs meška. Aš tenorėjau, kad pasikeistum. Tu